Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Donaldo Kajoko bandymas pagauti lapę buvo sėkmingas. Apie pasiruošimą medžioklei ir jos laimikį kalbame su pačiu autoriumi, neseniai išleidusiu knygą Lapės gaudymas. Gerbiamas Donaldai, kodėl nusprendėte gaudyti lapę ir kaip jums sekėsi tas gaudymas? Tiesą sakant, aš turbūt lapę visą laiką gaudžiau, tik tai šito nežinojau, o su šita paskutinė knyga staiga supratau, kad visą gyvenimą nieko daugiau ir nedariau, tik tai gaudžiau lapę ir pabandžiau tai įvardinti. Knyga ir išėjo tokia Lapės gaudymas. Na, tiesą sakant, ne taip lengvai sekėsi. Pradžioj, kai aš pradėjau rašyti šitą knygą, tai buvo tokie gabaliukai, kur net negalvojau, jog bus knyga. Tiesiog rašiau tenai, buvo laikraščiui, Nemunui, tokie gabaliukai rašomi ir reikėjo tenai permuštas didelės paklodės kažkokiais tekstukais trumpais rašiau. Paskui taip įsirašiau, kad supratau, jog tik tai tokiais trumpais nuotoliais ėmiau mąstyti ir man tai tapo beveik konstanta, tokia mąstymo. Ir jie toliau rutuliojosi, tada pamačiau, kad atsiranda kažkokia intelektualinė, dvasinė dramaturgija, kur sudėjus gabaliukus taip, kaip reikia, yra kažkokia slinktis, kuri reikalinga knygai, be kurios knyga negali tiesiog būti kaip knyga. Kai šitai pajutau tą slinktį, tada jau vėl viskas normaliai sekėsi. Jūsų kūryba tai jau kone 20 knygų. Tarsi jau nebeturėtumėte jausti jaudulio, laukdamas naujausio kūrinio. Ir vis tik, kokios nuotaikos, jausenos jūs lydėjo? Įdomiausia tai, kad taip, pirmos knygos lauki turbūt labiausiai ir panašiai, bet kaip pasižiūriu per visą tą savo gyvenimą, kad aš beveik taip pat ir visų kitų laukdavau, nes jeigu rašai knygą, bent jeigu aš rašau savo tą knygą, jinai man tuo metu yra labai svarbi, galbūt pati svarbiausia. Aš kažką parašau, kažkas pats užsirašo, kas kartais ir patį nustebina, gali nustebinti po 10 metų, o gali kitą rytą tave nustebinti. Tai vis tiek tas tam tikras laukimas, nekantravimas ir kaip ta knyga atrodys kitiem, tai jisai beveik išlikęs iki dabar. Kodėl pasirinkote lapės simbolį? Tiesą sakant, man jį pasufleravo vienas Gintauto Dabrišiaus eilėraštis, nes ten pas jį yra irgi gaudyti lapę savo smegenyse. Aš paskui tenai savo knygoje perfrazuoju, bet cituoju tą eilėraštį. Tai kai man reikėjo kažkokio tai simbolio, dramaturgijos, tos, kas ten turi vykti, ne vien tik tai pabiros mintys, tas eilėraštis Dabrišiaus man ir pasufleravo. Joba, kad aš pamačiau, kad ir savo poezijoje esu tą lapę gaudęs ir tada ištraukiau ten kaip moto, kaip pradžia knygos yra iš mano eilėraščio, bet Gintauto eilėraštis tiesiog suveržė visus varžtus, kad supratau, ant ko galima pamauti, kokį siūlą per visą knygą pravesti. Jūsų kolega Aidas Maršėnas sako, jog poezija niekam nereikalinga. O kaip manote jūs? Tai manau, kad beveik visada poetai šitaip sako, jam taip atrodo, kad jinai nereikalinga. Vėl žiūrint, pro kurį langelį žiūrėsi. Jeigu žiūrėsi pro tiražų, kiek žmonių skaito poeziją, taip. Jų yra nedidelis būrelis tų žmonių. Bet jeigu pažiūrėsi plačiau, tarkim, tai, ką poetai, profesionalai, sakykime, suranda savo kažkokiuose eilėraščiuose, kai kurias naujoves, kalbinės, stilistinės, jos vėliau, anksčiau ar vėliau atsiranda ir popse kažkur. Tai šitie eina kaip atradėjai, kaip kažkokie pirmeiviai kažkokio kelio, o jie tiesiog pasiima kaip jau atrastus dalykus ir naudoja.
Todėl tie atradimai, tie kažkokios vibracijos, mintys, jos sklinda, tik tai jau per kitus žmonės, jau iš pasiimtos. Bet tas darbas dermai nenueina, jis nėra per nieką. Tegu ima, tegu daro, tegu lygiai tas pats ir su muzika, tenai kokia nors modernioji muzika, koks Schoenbergas ar kas atrado kažkokias muzikinės slinktis, paskui kurios kartojasi irgi populiarioji muzikoje ir taip toliau. Todėl čia jinai nereikalinga, žiūrint iš vieno taško, iš kito jinai niekur nedings ir labai reikalinga. Mes kalbamės per Vilniaus knygų festivalį. Geros knygos yra šio festivalio sinonimas. Kas gera knyga yra Donaldui Kajokui? Dabar man gera knyga yra ta, kuri keliauja tą pačią kryptim, dvasinį, intelektualinį kryptim, kurią einu ir aš. Va ta knyga, aš ją pasiimu kaip bendra keleivį, kaip nesvarbu, jinai gali būti parašyta prieš 1000 metų, gali būti vakar parašyta. Jeigu tokių žmonių surandu, pavyzdžiui, dabar iš tiesų suradęs esu, atsakau, Džomzi alegorijas, skaitau, man jos labai įdomios. Jungo porą traktatų dabar išėję yra Šliogerio apie esmės pokalbiai. Jie visi man yra tokie bendrakeleiviai, ta kryptimi, kur einu ir man jos yra svarbios.